labai labai maloniai nuteikia naujai savaitai ir, kaip sako skrydžiuose, sit back and relax. Tai sakyčiau, kad čia labiau yra tas momentas, kur tikrai gali atsisėsti, atsipalaiduoti ir pasimėgauti tuo skrydžiu, kurį dovanoja šita patirtis. Kai pirmą kartą išgirdau apie tokią patirtį, žinoma, tai buvo labiau džiaugsmas, kad neliko nepastebėtas toks kūrinys, atliepiantis Čiurlionio kūrybą ir tarptautinėje arenoje, bet tada pasipylė labai daug gerų atsiliepimų žmonių, kurie myli meną, myli muziką ir džiaugiuosi, kad pagaliau Vilniuje prieš pat gražiausias metų šventes tokia dovana atėjo pati į rankas, į ausis, į akis ir nors kartais atrodo, kad mes labai skubame ir pamirštame menui atsiduoti 100% ir tai kaip kūrėjai šitos patirties pamatė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą iš vidaus, aš sakyčiau, ir nukėlė tarsi į jo pasąmonės laukus, kurie atsispindi jo tapybos darbuose, jo muzikoje, leidžia dar naujai interpretuoti šitą nuostabų kūrėją lietuvių pasididžiavimą ir sujungus tas visas jusles, dar labiau įsijausti į tai, kaip jisai galbūt išgyveno kiekvieną kūrinį, ar muzikos, ar tapybos darbą. Yra tų momentų, kur galvoju, jog tai galėtų būti ir lietuviškas avataras, magiškas miškas, grybai, kurie neaišku ar ant vandens paviršiaus, ar jo dugne, ar miško paklotė, ar vis dėlto kažkur giliai vandens gelmėse tai gali atsirasti, bet tikrai patirtyje susipina įvairiausiai jausmai kaip stebėtojai. Ir tų patirčių yra net kelios, tai bent jau šioji galima pasakyti, kad tikrai subalansuota ir tėvams, ir vaikams, nes buvo ir mano mažieji kartu, tai patiko, kad nenorėjo nusimti akinių, tai tikrai leidžia ir įsijausti, ir panirti, ir gal šiek tiek ir tokio dramatizmo yra. Labiausiai įsiminusios scenos yra, kai tu skrendi virš miesto, daug visokiausių pastatų ir jie iš arti, labai tokie ryškus ir aiškus, gal paveiksluose mes taip nematom. Man atrodo geriausias patirties apibūdinimas, kai tai baigėsi, galvoji, kad tai galėtų tęstis. Tai mano rekomendacija turbūt būtų patirti bent kartą, sustoti ir pamatyti Čiurlionį dar kitaip.